Opa. Ūku. Sveiki, kaip matot, šiandien iš upės. Bandysim gaudyti upėtakius. Gal pavyks pagauti iš kokios duobės ir didesnį. O gal tiesiog gražiai pabūsim gamtoj. Ir mėgausimės laiku. O. Pirmas. Nu ką, pirmas gražuolis. Nu, pirmas upėtakis beveik po valandos. Nu ką, ramiai. Nu. Šitas ir nepabėgo. Ramiai. Naudoju vienšakius kablius, nes labai lengvai siejam ir tiek žuvų nežaloja. Antras jau. Fainėjo. Opa. O, kokį šuolį. Gražus. Ai. Nu čia pats kaltas. Čia jau gražuolis buvo. Šiaip kalbant apie valą, tai naudoju monovalą. Išbandžiau ir pintą, ir monovalą, ir nežinau kodėl, bet kažkodėl pasilikau prie monovalo. O dabar pažaiskim klausimėlį. Ir spėkit, kas praplaukė pro mano kojas. Kas spėjot bebrą sveikinu. Prizų šį kartą nebus. O ką daro Dodas toliau? Apsimeta, kad nieko neįvyko. Ir eina žvejoti toliau. Draugė atėjo. Graži ta gamta mūsų. Opa. Mažas upėtakiukas. Ramiai. Oi.
Nu ką. Jeigu kalbant apie masalus, tai aš žvejoju mažas vartiklės, 2-3 gramų vartiklės iš Lucky John firmos. Yra ir kitų firmų, bet daugiausia turiu šitų ir man tai čia numeris 1 upėtakių žvejyboj. Ir jau 3 sezonas, kai su jom žvejoju. O, mažylis. Buvau kamerą išjungęs. Viskas gražiai. Vien šiek kabliukai, kaip sakiau, blizgutės. Nežinau, man labiausiai patinka ten labiau žvejoja ant voblerių. Bet man tai numeris 1 kažkaip. Ėjimas, aišku, prie srovę. Ir jeigu jau pastebėjot, mano balsas yra prikimęs. Nežinau, gal dėl to, kad 38 laipsnius turiu, temperatūros. Bet kaip čia sakant, žvejyba svarbiau. Jeigu yra šansas, tai reikia varyti pažvejoti. Nu dar vienas mažylis. Bet aš mačiau daug didesnį čia. Nuo šių metų priėmė naujus įstatymus, kad negalima pasiimti namus ne vieno upėtakio ir aš manau, kad čia yra labai geras sprendimas. Bet tie tikrieji žvejai, tie upėtakistai, tų upėtakių ar taip neėmė, legalas ar nelegalas. Tačiau turim ir tokių žmonių, kuriem nesvarbu, koks tas upėtakio dydis ir jiem jokie įstatymai nesvarbus ir tie upėtakiai toliau eis į namus. Žioklė vis tiek man užima pirmą vietą iš bele kokių žvejybų. Graži gamta. Kartais neim pagaut tų upėtakių, nežinai, kur jie slepias, sužinai naujas vietas, atrandi. Pamatai visokiausių geografinių stebuklų. Va, čia yra žvejyba. Praeini 10 km, nu, dažniausiai biškį mažiau. Ir taip susinervuoji, jeigu niek nepagauni. Bet koks geras jausmas ir kai pagauni. Reikia sunkiai vaikščiot, lįst pro medžius, tyliai, brendi kaip tikrai medžiokliai. Žvejojant upėtakius reikia kaip tikrai medžiokliai prisėlinti. Ir nežinai, iš po kokio kelmo jis gali išlysti ar iš po kokio kliuvinio. Todėl šita žvejyba yra labai įdomi. Aišku, būna ir tokių momentų, kai pabėga didesnė žuvis. Ir kaip su visom žuvim, tai yra labai skaudu. Bet be tokių momentų nemokėtumėm džiaugtis ir gražiais momentais, kai pavyks pagauti pagaliau tą žuvį po daug praeitų kilometrų ir daug išmestų metimų. Ir netgi po nesėkmingos žvejybos dažnai būni laimingas. Nes ta graži gamta atperka viską. Nu ir baigu žvejybą. Nu, nei labai gerai, nei labai blogai. Toks viduriuks. 7 gal tokie 6. Gražiai pabuvau gamtoj viską. Temperatūra, man atrodo, biškį pakilo. Bet kon. Hebra. Koks vaizdėlis gražus. Ir ką. Iki kitų susitikimų. Pavargo.